Labą dieną, labas pietus, labas vakaras, o kam laba naktis, priklausomai nuo to, kada jūs klausote. Aš iš tiesų įrašinėjau šitą 2 dienas prieš, dalinuosi sekmadienį, o darau įrašą iš anksto. Taigi, ir šiandien apie mano pačios asmeninę rašymo pradžią, bet kalbant būtent apie tą struktūrą, kurią pateiksiu jum. Nes šiaip rašytam pradėjau, labai seniai, buvo labai mažytė, mėgdavau ir dienoraštį, ir pasakas kurti, po to prasidėjo eilėraščiai, tada atsirado Instagramas, žodžiu. Visko buvo visokių tų vingių, bet būtent ta struktūra, kurios mokinsiu tave per ateinantį mėnesį, 30 dienų, nuo gruodžio 19 dienos, tai vis tik tais pradžia tokia, dabar atrodo tokia jinai tolima ir miglota, nes ten buvo labai stiprus emocinis fonas, daug pasimetimo ir tik galvojimo, racionalizavimo, kad yra kažkokie tais teisingi, sveiki, gražus variantai, kuriuos aš turiu rasti, kurių turiu sekti ir laikytis. Žinoma, tokios dvasinio ego iliuzijos labai buvo greitai sudaužytos. Ir vis tik visa tai prasidėjo tada, kai mane labai patraukė taro kortos, astrologinės ir kitokios analizės, čakrų sistema, kai iš tiesų norėjau suprasti, kaipgi atverti tą širdį, ką ten su savim daryti, kad būčiau tokia atvira, nes visos analizės ir būrimai kartodavo, kad užverta širdis, užverta anahata čakra, žodžiu, kad reikia ten kažkaip atsiverti. Tai ieškau būdų, kas tas yra. Perskaičius vieną trumpą astrologinę analizę, pasakiau savo, kad viskas, Aurelija, susiemam ir padarom kažką tokio nuoširdingo dėl savęs, iš savo širdies. Ir kažkaip naktį, tą dieną, kai perskaičiau tą analizę, naktį taip ilgai gulėjau ir atėjo mintis apie kaltę, tada apie lyg atleidimą ir atjautą savo, sukilo didelis noras savęs, iš tiesų atsiprašyti. Tai neužmigau tol, kol neapsirašiau šitos visos kilusios idėjos, o jau kitos dienos rytą sėdau tiesiog rašyti. Visiškai taip, intuityviai, pagal tai, ką buvau pasižymėjusi, ir savaime gavosi tokia graži pirminė, gal 7 dalių struktūra. Man visai patiko ir pagalvojau, kad kodėlgi ne, nusprendžiau tęsti. Atsimenu, kad per vieną kartą, nežinau, gal 10 ar 20 tezių susirašiau, kurias nusprendžiau būtinai išsinagrinėti su terapiniu rašymu. Dargi prisidėjo ne tik taro ir čakros, bet ir Dimitrijaus Trockio knyga, kol aš nesu aš, ten yra iškeliami tokie 3 galingi klausimai. Ir šią knygą labai rekomenduoju visiems perskaityti. Yra, kiek žinau, jo ir atstovų Lietuvoje, kuruojamas Instagram profilis pavadinimu Likimo transformacija. Tai jeigu bus įdomu, aš galėsiu numesti nuorodą, kas nesusirasit. Tai visų tuo, tokiu jau grinai terapinių rašymų, kuris orientuotas į savianalizę, pradėjau dar giliau domėtis. Kai 21 metais nutraukau tikrai labai žalingus, destruktyvius santykius. Norėjau įsinešti pati savo aiškumo apie save, apie kažkokį elgesį, tos paternus vadinamus, nuostatas. Iš tiesų, tuo metu tai gal net nelabai supratau, apie ką aš norėjau aiškumo, tiesiog norėjau iš viso to chaoso, kurį patyriau santykiuose, sukurti, rasti, padaryti kažką, bent kažką panašaus į lentyną. Taip, metaforiškai šnekant. Tai įsinešti to aiškumo, kad galėčiau po to į lentyną pradėti dėliotis tai, kas vyko, kas ką reiškia, kuom siejas ir panašiai. Taigi, bet to norėjau atkurti saugumą, labai norėjau susikonstruoti vidinę savęs palaikymo sistemą, lygiagrečiai ėjo ir noras taip jau galutinai užbaigti valgymo sutrikimo klausimą, nes jis taip vis kažkaip savaip atsinaujindavo. Tikrai labai norėjau suvokti, kaip ir kodėl aš iki tų santykių nuėjau, bei kam aš juose taip ilgai buvau, dėl ko aš iš tiesų bijojau iš jų išeiti.
Ir dabar reflektuodama dar labiau suprantu, kiek tikrai daug man davė terapinis rašymas tuo momentu. Ir tai nebuvo momentas diena. Tai nutruko tikrai, nežinau, 3 mėnesius gal vien tokio rašymo, o atsitapatinimas nuo santykių tai truko metus gal, 1,5 kažkaip taip. Iš tiesų prie to labai daug prisidėjo ir radikalaus atleidimo terapeutė, kurią aš būsiu pakvietusi čia kaip svečią, kai prieisim prie atleidimo etapo, nuoskaudų temos. Tai va, čia toks pranešimas tau iš anksto. Taigi, dėl to jaučiu, kad tai ne šiaip sau kažkokie tais mokymai, ne tiesiog teorija, bet tai realiai širdies vedinas įrankis su tikslu savyje atrasti daugiau savęs pačios ir grąžinti savo drąsą to savitumo išlaikymui. Taigi pabaigai, tokį turiu irgi vedantį savityrai klausimą, kokio ar kokios savęs pasiilgai ir kokio savęs trokšti. O kai atsakysi į šiuos 2 dalykus, taip, intuityviai pasižiūrėk, koks pats pirmas žodis ateina. Pasiilgau savęs tokio, įsivardink, gal net užsirašyk ir po to trokštų savęs kažkokio kitokio. Pasižiūrėk ir atsakyk savo, kas nutiktų, jeigu tie 2 žodžiai, tie 2 variantai, tarsi kraštai, pasitiktų vienas kitą pusiaukelėje. Koks tada gimtų jų 2 vidurkio derinys? Ir jeigu matysi, kad tai labai jautru, tuomet gali man parašyti asmeninę žinutę, aišku, jeigu tikrai nori. O jeigu vis tik jauti šiokį tokį pasitikėjimą ir saugumą šioje bendruomenėje, ko aš tikrai labai tikiuosi tiek iš tavęs, kad stengiasi palaikyti konfidencialumą, pagarbą būnant čia. Taip pat ir aš labai stengiuosi to įnešti ir visą tai, kas vyksta čia tarp mūsų, neišnešt už ribų, ypatingai tų tokių jautresnių momentų. Tai vat. Tai jeigu ganėtinai taip drąsiai jautiesi arba nori savo mesti tokį komfortą plečiantį lyg išbandymą, tuomet gali pasidalinti, aišku, mūsų tam bendram kanale susirašinėjimą. Tai va, tik atsakysi į šiuos 2 klausimus, 3 tiksliau, kokio savęs pasiilgai, kokio savęs trokšti ir kas nutiktų, kas gimtų iš šių 2 variantų sandaros, koks darinys išeitų, 3 variantas. Tai kai šitą užduotėlę atliksi, tuomet būtų, aišku, labai smagu sužinoti ir tavo kelionę, tavo istoriją apie tai, kaip atradai apskritai rašymą, kaip tokią savipagalbos priemonę. Tad dėkoju, lauksiu žinučių, atsakymų, pasidalinimų, labai lauksiu ir klausimų ir iki dar kito sekmadienio.